Jeigu taip nutiko, kad pradėjo bėgti kraujas iš nosies, reikėtų kuo greičiau užspausti ten, kur bėga kraujas. Nepriklausomai ar iš vienos ar iš kitos šnervės, reikėtų abi užspausti. Kūną palenkti žemiau, tai vadinasi galva ir nugara, bet kokiu atveju lieka vienoj tiesiai. Pirmos pagalbos vaistinėlėse turime 2 šalčio maišelius. Juos pirmiausia reikėtų aktyvuoti spustelį smarkiau. Papurčius jie pradeda šalti. Nepriklausom nuo aplinkos temperatūros, pusę valandos mes turėsime šalti. Vieną iš jų mes dėsime prie nosies tarp akių, kitą šalčio maišelį, lygiai taip pat aktyvavę, turėsime dėti ant sprando. Ir tai palaukiam bent 15 minučių. Nepamirškit, kad vaikas turi kvėpuoti per burną, visą laiką stebėkit, kad jis kvėpuotų. Neįsigaskite, jeigu iš burnos atsiras kraujo, nes visas perteklius tikrai gali pasišalinti iš burnos, tiesiog reikėtų įspjauti. Pagrindinė užduotis, kad kraujas nepatektų į skrandį, nes tokiu atveju gali smarkiai supykinti vaiką. Jeigu vaikas pradės ir vemti ir kraujas bėgs iš nosies, tokiu atveju jie dūsta ir springsta. Todėl stengiamės išlaikyti tokią poziciją mažiausiai 15 minučių. Po 15 minučių galime patikrinti, galbūt jau kraujas nustoja bėgti. Tai labai švelniai atleidžiam šnerves ir patikriname. Jeigu taip nutiko, kad kraujas dar nenustoja bėgti, jau galime kviesti pagalbą telefono numeriu 112. Jeigu kraujas visgi nustoja bėgti, svarbu paminėti, kad nereikėtų dabar nei plauti nosies, nei bandyti išsipūsti, priešingą atveju pašalinsime susidariusi krešulį ir dar kartą pradės kraujuoti.